Sveiki, brangieji. Džiugu vėl matytis su jumis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes susitinkame ir visi šitie mūsų susitikimai ir šitos dėlionės dėliojimas, pasinėrimas į Dievo žodį ir tiesą atneša daug gerų rezultatų tavo ir mano gyvenime. Todėl mes dalinamės šią tiesą. Jėzus yra pasakęs, jei tad Dievo sūnus išlaisvins, iš tiesų būsime laisvi. Jis ateina ir jis dovanoja laisvę. Ir dėl ko jis atėjo į žemę ir mirė ant kryžiaus, būtent, kad mes šiandien gyventumėm laisvą gyvenimą nuo tam tikrų kalėjimų ir pančių. Į ką ir siūlau šiandien pasižiūrėti, kad mes esame išlaisvinti iš pasmerkimo. Romiečiams 8 skyriaus pirma eilutė sako, taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Kas yra pasmerkimas? Nebėra to pasmerkimo. Graikų kalbos žodis katakrina reiškia galutinis teismo sprendimas. Nebėra pasmerkimo. Užbaigta. Kitaip tariant, teismo salėje verdiktas yra paskelbtas ir teisėjas, vyriausiasis teisėjas yra pasakęs apie tave ir apie mane asmeniškai. Jis yra nekaltas, išteisintas, byla baigta. Taip sako Dievo žodis. Ir visas tas reiškia pasmerkimas, jis nėra sumažintas, nėra dalis klausimų išspręstų. Ir šita byla, pasmerkimo byla, kaltės byla, nuosprendžio byla, jinai nėra atidėta. Nėra. Ir jinai tiesiog yra panaikinta, nes jos nebėra, jinai yra uždaryta. Tai štai ką mes randame Romiečiams 8 skyriaus 1 eilutėje. Jeigu mes atsiverčiame Romiečiams 5 skyrių, Romiečiams 5 skyriaus 16 eilutę, paklausykim. Ne taip yra su dovana, kaip su vieno žmogaus nusikaltimu. Juk teismas vieno nusikaltimą pasmerkė, bet laisva dovana iš daugybės nusikaltimo atvedė į išteisinimą. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginamai labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Todėl, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventumėm. Kokios šlovingos eilutės, mes čia galėtumėm praleisti gerą valandą prie to, bet mintis yra kokia, kad dėl vieno žmogaus nusikaltimo kalba apie Adomą, užtraukė pasmerkimą ir šitas pasmerkimas atėjo visiems žmonėms, užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno žmogaus teisumas, teisus Jėzus Kristus visiems pelnė išteisinimą, kad gyventumėm. Reiškia, pasmerkimo klausimas buvo užbaigtas ant Golgotos kryžiaus. Galime judėti toliau. Kolosiečiams 2 skyrius, 13 ir 14 eilutė sako, ir jūs mirusius nusikaltimais ir jūsų kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su juo atleisdamas visus nusikaltimus ir ištrynė skolos raštą su mumis kaltinančiais reikalavimais raštą, kuris buvo prieš mus ir panaikino jį prikaldamas prie kryžiaus. Čia mes randame, brangiai, 2 dalykus. Vienas dalykas, jis atgaivino kartu atleisdamas visus nusikaltimus. O čia mes turime sustoti ir kartu sutarti, ką reiškia jis atleido visus nusikaltimus. Esu girdėjęs sakant žmonių, mokinant netgi, kad visus iki šios dienos. O toliau tu turi labai stengtis ir jeigu nusidėjai, labai greit atgailauti ir galbūt Dievas atleis, jeigu spėsi iki mirties. Bet jeigu nespėsi, popieriai prasti. Aš šiek tiek ironizuoju, nes čia kalba apie visus nusikaltimus. Nes jeigu bent vienas nusikaltimas nėra atleistas,
tai skolos raštas nebūtų ištrintas, būtų tik dalis skolos rašto ištrinta ir jis nebūtų panaikintas ant kryžiaus. O čia sako, kad jis atleido visus nusikaltimus ir ištrynė skolos raštą ir visi kaltinimai yra panaikinti prieš tave. Nuostabi eilutė, kuris sako, kad visi tavo kaltinimai liko ten. Čia mes susidurėme su tiesa, kuris sako, kad tau nebereikia mokėti už savo kaltes, todėl, kad už tavo kaltes jau vieną kartą sumokėjo Jėzus Kristus. Aš kalbu apie tai, kad tavo kaltė, bet kuri kaltė, kurią paimsime šiandien, jinai negali būti 2 kartus teisiama arba negali būti 2 kartus apmokestinama. Jeigu Dievas atleido visus tavo nusikaltimus, tarkime, paimkime skaičių 100, tai jis už visus 100 ir atleido, vadinasi, tavo sąskaitoje yra visiškas nulis ir tau nereikia prašyti atleidimo, kad Dievas priimtų ir teiktų tau teisumą. Taip mes paslystame, mes elgiamės pagal seną mūsų tą seną įprotį, mums santykyje mes atsiprašome, mes atgailaujame savo viduje, kad mūsų pasirinkimai buvo neteisingi, bet ne dėl teisumo ir ne dėl išgelbėjimo ir ne dėl pasmerkimo. Todėl Dievas nebaudžia 2 kartus, jisai nubaudė, bausmę uždėjo ant savo sūnaus ir visi tavo nusikaltimai jau buvo nubausti ant kryžiaus, todėl tau pasmerkimas ir tau bausmė nebegalioja. Keliaukime toliau. Mes tada susidurėme su tam tikrais klausimais, bet dar pasižiūrėkime 2 Korintiečiams laišką. 2 Korintiečiams 5 skyrių, 19 eilutė. 2 Korintiečiams 5:19. Štai apie ką sakiau. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, žmonės, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Toks mūsų pašaukimas. Susitaikykite su Dievu. Tačiau Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms nusikaltimų. Reiškia, Kristus numirė ir tavo sąskaitoje yra 0 nusikaltimų, 0 pasmerkimo ir 0 kaltės. Visa sąskaita panaikinta. Tada mes susidurime su praktiniu klausimu. Tai kaip yra su to pasmerkimu? Kas čia su to kaltinimu? Kodėl visą tai mes dar susidurėme? Atsiverskime Apreiškimo knygos, paskutinė Biblijos knyga, Apreiškimo 12 skyrius 10 eilutė štai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Čia kalba apie šėtoną, kad šėtonas vieną akimirką bus galutinai uždarytas ten, kur jo ir vieta, bet Apreiškimų knygoje, apokaliptinėje knygoje apie tai, kas bus ateityje, kalbama, ką jisai atlieka ir kokia jo yra misija. Velnias yra tas, kuris kaltina brolius. Reiškia, velnio misija ir tikslas yra, nežiūrint to, kad tavo sąskaitoje kaltinimų ir kaltės yra 0, jis vis tiek ateina ir bando kaltinti per įvairias situacijas. Kaltinti tave, kad Dievo akivaizdoje tu esi nepakankamai geras, nepakankamai tarnauji, nepakankamai neši vaisių, nepakankamai stengiesi, nepakankamai skaitai Dievo žodį, nepakankamai meldiesi ir daugelį dalykų, su kuriais greičiausiai tau ir man tenka susidurti. Tačiau paskutinė eilutė Romiečiams 8 skyriuje, Romiečiams 8 skyrius, 33 eilutė sako, kas kaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina. Dievas nekaltina. Kas pasmerks, Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtaria mus. Matai, jeigu bent viena nuodėmė būtų likusi, Kristus nebūtų prisikėlęs.
Jei bent už vieną tavo nuodėmę nebūtų įvykęs atpirkimas ir atleidimas, sutaikinimas su Dievu, jis nebūtų prisikėlęs. Todėl ir sako, kas pasmerks, Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir jis ką daro? Jis užtaria. Dabar noriu paklausti tavęs, kaip tu manai, ką jisai kalba savo dangiškam tėvui sėdėdama šalia. Jisai užtaria mus dėl tų nuodėmių, kurios yra atleistos, dėl tų silpnumų, dėl kurių mes galbūt ir turėtumėm nešti kaltę ir atsakomybę, bet ką Kristus atleido, Jėzus užtaria mus dėl mūsų silpnumų, dėl to, kad tu ir aš mes dažną kartą, dėl neatnaujinto mąstymo, dėl to, kad nesame suleidę pakankamai šaknis į tai, kas mes esame Kristuje, kaip naujas kūrinys ir nauja tapatybė. Jis užtarė mus, matydamas mūsų tą silpnumą, užtarė mus ir sako, tėve, aš ir už šitą jo kaltę, tai yra tavo kaltę, mano kaltę, aš numiriau ant kryžiaus. Tai yra sumokėta. Tai yra sumokėta. Jėzus sėdi šalia tėvo, šalia to, sakykime, teisėjo kaip garantas, kad tavo ir mano sąskaito yra visiškas ir, kaip aš sakau, apvalus nulis. Tu esi išteisintas ir išteisinta. Ir jeigu dar niekada negirdėjai, šiandien aš tau sakau pačią geriausią žinią, tavo byla yra uždaryta. Viskas. Kas iš to? Iš to mes džiaugiamės ir gyvename su Dievu, jo karalystėje, jo teisume, jo ramybėje, be kaltės, be pasmerkimo. Taigi vienas dalykas velnias, kuris ateina kaip kaltintojas, ir antras dalykas tai yra mūsų senas, neatnaujintas mąstymas, kada jis bando pašnibždėti mums į mūsų širdį, į mūsų mintis, ir tas neatnaujintas mąstymas pagal tą tiesą, kurią ką tik dalinausi su tavim, jam vis dėlto pavyksta įtikinti tave ir mane, kad mes vis dar kažkur tai Dievas mumis nepatenkintas, kažkur tai mes dar kažkur tai prasileidžiame, suklystame, suklumpame ir greičiausiai Dievas neatsako į tavo maldas todėl, kad tu taip elgeisi ir Dievas dabar tave greičiausiai baudžia. Ne, stop. Tai nėra Evangelija. Tai yra kaltintojo melas, su kuriuo mes visiškai turime pilną laisvę nesutikti. Todėl aš su ta džiugia žinia, kad tu ir aš mes esame išlaisvinti iš to, kviečiu tave praktiškai žiūrėti į tai, ką Jėzus atliko ant kryžiaus, kad jisai visiškai išsprendė šitą bylą, šitą klausimą, kad tu ir aš mes atsipalaiduotumėm jame, jo karalystėje ir gyventumėm iš tos naujos tapatybės, kas mes esame Kristuje, kaip jo vaikai, ne iš kaltės, ne iš kontrolės, ne iš pasmerkimo ir remtis jo atliktų darbų. Todėl šiandien mes galime sakyti drąsiai, ačiū tau, Jėzau, mes dėkojam tau, kad tu išsprendei šitą bylą už mus, prisiėmei bausmę ir kaltę ir šita byla yra uždaryta. Aš esu laisvas ir prieš mane negali būti iškeltas joks kaltinimas. Todėl nei kaltinimo, nei pasmerkimo. Kaltinimo ir pasmerkimo kultūra ne Dievo karalystė ir tikrai ne su Jėzumi. Todėl laiminu tave ir džiaugiuosi, kad tu esi tame, o jeigu žiūri šitą laidą ir dar nepasitikėjai Jėzumi kaip savo gelbėtoju, tai yra puikus argumentas išeiti, priimti tai, ką Jėzus atliko. Byla uždaryta. Ir eiti kartu su Jėzumi ramybėje, be kaltės ir pasmerkimo. Sėkmės ir laiminu tave.